Šiandien vestuviausių laidoje tikri vestuviausiai, tai yra žmonės, kurie diriguoja visam vestuvių paradui vakarinės dalies metu. Tai yra vestuvių vedėjai. Vedėjų šiais laikais yra tikrai labai daug. Ir man visą laiką yra toks klausimas, kodėl? Na, žmonės mato, kad atrodo iš tikrųjų nesunkus toksai darbas, labai smagu, labai fainai, tai kodėlgi negalima užsiimti, kodėlgi negalima pabandyti. O iš tos vietos, kad vedėjus kodėl samdosi, tai dažniausiai jaunieji ieško tokio žmogaus, kuris galėtų sukoordinuoti, kad nebūtų tokių nepatogių tylos pauzių, būtų sužiūrėti svečiai, sukoordinuotos pagrindinės tos apeigos vadinamos ir kad vakaras praeitų sklandžiai ir tolygiai. Dažniausiai tokius jauni žmonės. Na ir natūralu, kad jie vestuvės paprastai būna matę savo, sakykime, kažkokių vyresnių giminaičių arba tėvai pasako, kaip buvo anksčiau. Na, jeigu neteko, tarkim, dalyvauti draugų vestuvėse. Ir dažnai tie patys tėvai pasako, tai kokie dar vedėjai vaikai, tai reikia muzikanto. Ir pagros, ir padainos, nu to pačiu ir pakalbės. Tai visgi, kokie yra skirtumai, sakykime, muzikanto, kuris daro, atrodytų viską, ir to vedėjo, kuris daro tik vieną darbą? Tai aš tai sakyčiau, kad yra skirtingos vestuvės, skirtingi vestuvių tipai. Ir iki šiandien dienos turbūt yra išlikusių tų vadinamų tradicinių vestuvių. Tų vestuvių, kurioje yra muzikantai, kur yra užstalės dainos, kur sutinkama su puodeliais, kurios reikia sutraiškyti, kur yra rūtų vainikėlis, kurios tęsiasi 2 dienas ir taip toliau. Tačiau aš kažkaip galvojau, kad žmonės greičiausiai išėję iš Tarybų Sąjungos pradėjo daugiau keliauti. Jie pradėjo daugiau keliauti ir mes labiau tapom kosmopolitiški. O tai reiškia, mes daugiau norim ir daugiau pasiemam iš vakarų pusės. Tai atsiranda tos, sakykime, netradicinės vestuvės. Tos netradicinės vestuvės, kurias galima interpretuoti visaip. Tai gali būti ir žaidimai, gali būti ir sveikinimai, galiausiai gali būti viso vakaro programos sukoordinavimas ir anonsavimas. Kas, man atrodo, yra beprotiškai svarbu, kad viskas įvyktų laiku ir vietoj. Tas ir šiek tiek susikerta, nes tėveliai matė senų laikų tradicijas, kai būdavo būtent tie patys prišliai, tos kelios dienos, tos visos tos senusios tradicijos, o jaunieji daugiau mažiau yra keliaujantis, jaunatviški žmonės, kurie pamato naujų dalykų ir jie tiesiog nori tai integruoti ir į savo šventę, kad tai nebūtų, kad kai papasako, kad Jėzau, mes nenorim ten tų pernešimų per tiltus ir tų visų dalykų. Tai vad būtent tik šitoje vietoje ir būna, kad kartais kertasi ir labai priklauso, kokia yra jaunųjų pozicija tėvų atžvilgių. Ar jie yra stiprus, autonomiški, ar jie yra labai priklausomi. Tada ir būna dažniausiai iškyla, ar tai bus šiek tiek konfliktas vestuvėse ar ne. Aš visą laiką, kai sutinku su vestuvių užsakovais, su jaunaisiais, stengiuosi su jais susitikti be mamų ir tėčių. Ir tada dažniausiai užduodu vieną klausimą. Sakau, tarkim, jūsų vestuvės vyko vakar ir jos buvo pačios geriausios, kokios tik tai įmanoma. Kas ten buvo? Ką jūs darėte 6 valandą, ką jūs darėte 8 valandą, kokioje vietoje tai vyko, kokios gėlės buvo, kas programoje buvo. Tik tai tokiu būdu tu gali turbūt suprasti klientą ir žinoti, ko jisai nori. O aš manau, kad kiekvieni jaunieji savo vestuvės mintise jau yra atšokę begalę kartų. Turbūt klientai dažnai klausia, kuo skiriasi vedėjai, tarkim, pagal kainą. Ar verta samdyti brangiausią, ar brangiausias yra geriausias. Ir apskritai, kiek kainuoja vedėjas. Iš tikrųjų, šitą dalyką sakau jauniesim. Nėra svarbu vien žiūrėti kainą, nes mes negalime lyginti, tarkim, ar vedėjai yra ką tik pradėję dirbti, nes automatiškai jų kaina bus žemesnė. Taip pat yra žvaigždės, kurie yra dirbantis televizijoje, automatiškai jų honorarai yra tikrai daug didesni ir mes negalime lyginti toje vietoje irgi. Turi žmonės rinktis, ką jie nori. Dėl to labai svarbu yra susitikti su vedėjais ir pamatyti, kokie yra žmonės, netgi su tais pačiais ar aktoriais, ar garsenybėmis, kad pažinti, ar tos auros, ta chemija visa sutampa ar ne, nes gali būti, kad, tarkim, jums vedėjas ne tik už 1500-2000, bet tik už 300. Visko gali būti iš tikrųjų, todėl sakau visą laiką jauniesiem, niekada nežiūrėkite į kainą kaip į pagrindinį rodiklį. Jisai tiesiog tikrai nepasako, ar jūsų šventė bus dėl to tobula. Haroldas teisingai sako. Tačiau viena vieta, tu pats paminėjai, kad kaina priklauso nuo profesionalumo ir turbūt kiek laiko tu dirbi toje rinkoje. Ir žinot, man visą laiką tada iškyla toksai klausimas, kai mes skrendam su oro linijom. Kiek mums svarbu, kad lakūnas būtų ne pirmas jos skrydis, o patyręs pilotas, su kuriuo jaučiame saugiau tą vestuvių dieną arba skrydžio metu. Ar apskritai baisu išeiti prieš didelę masę žmonių? Aš galvoju, kad aš bijočiau išeiti ir visiems sakyti labas vakaras ir galvoju, velnės, ką dabar jie galvoja, o gal aš jiems nepatiksiu. Aš iš principo jaudinuosi prieš kiekvieną išėjimą ir kažkaip galvoju, kad turbūt kiekvienas artistas jaudinasi, ne? Nes jeigu dingsta tas jaudulys, reiškia, tau ne iki galo gal svarbu, ką tu darai. Ir šioks toks jaudulys yra visiškai normalu.
Mano tas jaudulys kažkaip dingsta po pirmų 3 sakinių, nes jau tu žinai, jau tu atėjai, jau pradėjai su jais bendrauti ir reikia pamiršti jaudulį. Kaip aš įstengiuosi sumažinti, tarkim, jeigu jaučiuosi, kad šiek tiek jo yra per daug, tai aš visą laiką pradžioje su jaunųjų svečiais pabendrauju. Aš atvažiuoju visą laiką anksčiau į vestuves, susipažįstu, kad jau žmonės mane užskaitytų šiek tiek kaip minimaliai bent, kaip už draugą, o ne tai, kad atvažiavo, čia jau kažką dabar rodys. Tai va, kad būtų šiek tiek kaip daugiau iš svečio pusės. Mano nuomonė vestuvėse ne vedėjas, ne muzikantai ir ne dar kažkas yra vakaro žvaigždė. Vakaro žvaigždės yra tie žmonės, kurie sėdi gale stalo arba prie atskiro staliuko. Teisingai. Ir jeigu tu nelaikai savęs žvaigždė, o darai žvaigždės iš jų, tai greičiausiai ir tas jaudulys yra šiek tiek mažesnis. Nes visas dėmesys yra juos, ne į tave. Nežinau kaip jums, bet asmeniškai man, tarkim, dirbant tose šventėse, šiek tiek trūksta to asmeniškumo, tai vadinkim pačių nuvedžių dalyvavimų. Kad ir to paties, sakykime, vakaro šeimininko, kuris pasveikina svečius ir padėkoja jiems už atvykimą rolėje. Aš šitoje vietoje iš tikrųjų stengiuosi su jaunaisiais susitarti, kad tarkim, tą pasveikinimo padėką pirmieji iš tikrųjų jie pasakytų, jeigu neturi tiek daug jaudulio. Tikrai būna kitų jaunų, kurie kuklinasi šnekėti, jiems yra sunku, drovisi ir jie sako, vėliau, tarkim, ten po šeimos židinio, galbūt tiesiog pasakysim kažkokią padėką tėvams ir visiems svečiams. Nes dažniausiai jaunieji planuojasi savo tą visą dienos šventę, jie iš tikrųjų išvarsta tą patį fotosesiją. Jeigu dar atvirai, sakykime, dauguma vestuvių būna vasaros metu yra karšta, visi šiek tiek išvarsta ir sako, nuimkite šiek tiek dėmesio nuo mūsų. Bet, pavyzdžiui, aš stengiuosi visą laiką tas atrakcijas naudoti taip, kad svečiai būtų įtraukti ir padarytų kažką jauniesiam. Tada automatiškai gaunasi, kad svečiai kažkas stengiasi, daro jauniesiam ir jie vis tiek gale lieka kaip žvaigždės, kaip didžiausiam dėmesio centre. Jo, o aš iš tikrųjų sakau, kad kitaip nebus. Vis tiek vakaro pradžioje reikia pasakyti tuos 2-3 sakinius savo svečiam, kad ačiū labai, kad esate čia su mumis, jūs esate patys brangiausi žmonės ir tas tiesiog yra labai gražu. Bet kuriuo atveju, jeigu jie ir daug nekalba, jie daug nevaikšto ir daug nedaro, vis tiek viskas sukasi apie juos. Man taip atrodo. Nes juk yra ir šeimos židinys, kurie dalyvauja, yra ir jų pirmasis šokis. Tai aš manau, kažkaip visą vakarą vis tiek sukasi viskas apie juos. Ar egzistuoja tipas vestuvių, kuriuoms paprasčiausiai vedėjo nereikia? Sakykime, mažai žmonių, mažai veiksmo, dar kažko mažai. Aš tai sakyčiau, priklauso nuo užsakovo ir priklauso tai, ko reikia jam. Kartais prie 200 žmonių gali būti nereikalingas vedėjas. Galbūt yra dėdė Jonas, kuris yra baisiai iškalbingas, nori būti vakaro šeimininku, padaryti scenarijų ir pravesti visą jį. Ir kartais prie 15 žmonių žmonės nori jausti saugus ir nieko nedaryti per savo vakarą. O tai reiškia, nori, kad viskas būtų sukoordinuota, kad būtų surašytas scenarijus. Visiškai pritariu. Iš tikrųjų, taip pat turiu iš patirties, ta prasme, kelias vestuves, kur žmonių kiekis yra tikrai labai mažas, su jaunaisiais yra iki 20 žmonių. Ir dar netgi tame tarpe yra vaikų, tai automatiškai tų svečių yra netgi mažiau dalyvaujančių. Ir vis tiek jiems reikia vedėjo, jie nori tos šventės sukoordinuotos, suplanuotos, kad viskas būtų tvarkingai ir praeitų sklandžiai. Tai teoriškai viskas priklauso nuo vakarų užimtumo, nuo veiklos ir nuo dėdės Jono. Jeigu toks yra. Jeigu toks yra. Kokios yra, vadinkim, rinkoje mažiausios vedėjų kainos, už kurias galime pasamdyti ir kokie kompleksai gali egzistuoti ir didžiausios kainos? Vedėjų iš tikrųjų būtent tos žirklės, tai standartinės mes šiek tiek ir kaip ir kalbėjom, diskutavom, tai yra maždaug nuo 900 vis tiek eina tas komplektas, kas įeina vedėjas, didžėjus, aparatūra garso šviesos, jau tas toks standartinis komplektas, kad jau žmogus gali nesirūpinti, yra ir programa, ir muzika, ir viskas daugiau mažiau yra šiek tiek sustiguota. Ir jau po to kilimas, tai aišku, automatiškai gali būti įvairus, jau priklauso svarbiausia nuo vedėjo. O minimaliausios kainos, kiek yra pažįstamų, kiek yra žinomų tų pradedančiųjų, paprastesnių vedėjų, tai maždaug yra 600-700, maždaug tokia, manau, yra minimaliai. 600-700 eurų už komplektą. Iš principo komplektas yra viskas, ko reikia vakariniai programai. Teisingai? Tai yra ir rekvizitas, ir apšvietimas, ir įgarsinimas, ir didžėjus, kuris gros per šokius, ir visas vakaro pravedimas, ir scenarijaus sudarimas, ir visas prakoordinavimas. Man paprastai trūksta pačių žmonių, tiek jaunavedžių, tiek jų svečių, dalyvavimo šventėje. Nes dabartinės vestuvės tai yra renginio tipo šventė, kurie, kaip aš sakau, atvažiuos samdyti atlikėjai, baleto šokėjai, artistai, dainininkai, apšvietėjai ir taip toliau. Ir jie visi daro spektaklį, o žmonės žiūri kaip kokiam teatre. Bet tai ta šventė, vadinkim, galbūt trūksta, toje šventėje trūksta tokio asmeniškumo
ir tokio palytėjimo, kad kažkas atstojo pakalbėjo. Iš tikrųjų, šitoje vietoje aš irgi ir sprendžiu būtent, kad pasakau, kad svečiai stenkitės jūs negalvoti, kad jūs kiekvienas būsite priversti atsistoti, pasakyti savo vardą ir pasakyti bent 3 žodžius jauniesiems, bet labai būtų smagu, kad atsirastų ten, tarkim, netgi galima padaryti tokią loteriją, kad 5 laimingi šio vakaro eigoje turės pasiruošti kažkokius ar prisiminimus, ar įspūdžius apie jaunuosius ir palinkėjimus. Tai aš jiems duodu netgi išsitraukti tuos tarkim, laiminguosius lapelius ir jie viso vakaro eigoje ruošiasi tos pasveikinimus, palinkėjimus ir, pavyzdžiui, po vidurnakčio, prieš vidurnaktį, nesvarbu, kada jau sutarėm, būtent juos ir pasako. Tai iš tikrųjų žmonės jaučiasi tokie, kaip čia pasakyti, ir suinteresuoti, ir ypatingesni, ir jiems tai gaunasi tokia didesnė atsakomybė ir automatiškai tie svečiai išliks tikrai ilgą laiką blaivi. Kiekvienas svečias eidamas į vestuves ruošiasi pasakyti kalbą. Sutikim su to. Ir jaunieji, ir svečiai bijo, kad juos pakalbins. Bet visi jie yra be išimties pasiruošę. Ką aš darau, tai aš prieinu prie kiekvieno svečio, susitikęs su juo, pasitikęs į pasikalbėjęs ir sakau, greičiausiai jūs norėsite pasakyti kažkokius gražius žodžius jauniesiams. Jeigu jūs man pasakytumėt savo vardą ir pasakytumėt, ar tikrai norit, aš jūs įdėčiau į programą ir pranonsuočiau, pasakyčiau, už tai atsistos teta Nijolė, kuri pasakys gražius žodžius. Įprastai 50% žmonių pasako prisiminimus ir tostus. Vėliau, tai žinot, kai būna, kai vienas pasako, tada pasako visi kiti. Kokios buvo pirmos Haroldo kaip vedėjo vestuvės? Kokios buvo pirmos vestuvės? Pirmos vestuvės buvo daug jaudulio. Jaučiausi, kaip nežinau, atrodo, kad bus tai baisu, nes iš tikrųjų negražu sakyti, bet jaunieji nežino, kad tai yra mano pirmos vestuvės. Aš stengiausi tai parodyti, kad esu taip, iš tikrųjų esu labai patyręs, esu dirbantis gana ilgą laiką. Ir tik tai po vestuvių, ačiū Dievui, kad jaunikis buvo mano draugas. Tai iš tos pusės yra gerai. Tai aš jam pasakiau, sakau, žinok, sakau, tu labai nepyk, bet tai buvo mano pirmos vestuvės. Jisai sako, tu rimtai. Sakau, bet buvo žiauriai gerai. Tai va. Ar prisimeni kokias, tarkim, klaidas, kurios užfiksavai? Na, vėliau supratai, kad tu jas padaryti. To tokio spontaniškumo trūko. Tarkim, kad jeigu prieis prie tavęs, tuo metu, kai tu vedi, prie tavęs prieis senelė ar mama, ar ten kažką sakys, reikia dabar surasti jaunų ir pasimeti iš karto toks. Tu atsiverti lapą? Jo, nieko nėra. Neparašyta? Nieko nėra. Tai va. Jūs neturėjote čia prieiti. Jo, tai va. O kažkaip su laiku automatiškai tie dalykai po to pripranti prie jų, ta patirtis auga ir tu stengiasi juokingai su juokeliu kažkokiu priimti tą dalyką, tą iššūkį tokį minimalų ir stengiasi kuo labiau laisviau ir kaip iš tikrųjų, kai buvom seminare, tai būtent kuo organiškiau, lengviau priimti tos dalykus ir tiesiog sąžiningai atsakyti arba padaryti kažką. Pirmose vestuvėse, kaip rimtas vedėjas, kalbėjau su stovu, nes kitaip rankos drebėjo labai stipriai. Į mikrofoną. Tai papkė buvo suspausta ir stovėjo stovas. Ir nebaisu prisipažinti dėl to, kad iš tikrųjų mes mokomės turėdami patirtį. Kas buvo gerai, kad mano pirmosios, kaip ir Haroldo, buvo su draugais ir mano pirmos 5 buvo su draugais. Draugų vestuvės, kuriem nereikėjo samdyti vestuvių vedėjo, už tai negali man pasakyti priekaištų didelių. Jeigu žiūrinti pirmas ir paskui žiūrinti 5 vestuvės, labai greitai mokaisi. Labai greitai pripranti, labai greitai supranti, ko reikia vakaro eigai, kokią emociją turi palaikyti tuo momentu, žmonės turi ar verkti, ar juoktis. Ir kažkaip pakankamai greitai išsijudėjo tas dalykas. Seniai žaidimai išeina iš mados. Sakytum, padorus, nelabai padorus ir visai nepadorus žaidimai, aš manau, kad dabar jau nebėra visiškai populiarūs. Ko pagidauja dabartinis klientas? Kaip jie nori pramogauti žaisti? Jeigu iš savo pozicijos žiūrint, tai pas mane šiaip tai visą laiką žaidimai eina labai trumpi, tokie bliciniai, nes žmogaus dėmesio nesukaupsi daugiau negu 10-15 minučių. Tai žaidimai yra dar trumpesni pas mane, yra maždaug iki 7-8 minučių, daugiau mažiau aš stengiuosi burti komandas, kad nedalyvautų, kad nebūtų kaip cirkas, pasimam 3 klaunus ir ten iš jų išsidirbinėjom. Jo, aš visą laiką tą pasakau, kad žmonės gali nesijaudinti dėl to, kad jie dalyvaus visi kartu ir darys kažką, gal kurs kažką, gal turės tiesiog labai greitai spontaniškai kažką pasakyti, bet labai labai trumpo, ten nereikės ten jauniesiam galvoti palinkėjimo vietoj, ten 5 tostus ir kovoti su dar kitais. Ne, viskas vyksta daug greičiau ir kažką labai labai greitai padaryti ir lengvai ir už tai dar gauti kažkokį minimalį atributą. Man gražu, kai iš principo būna labai mažai žaidimų, arba jų visai nebūna. Kažkaip stebėdamas klientus, aš susidarau tą įspūdį, kad visi bijo žaidimų, visi jų nenori. Ir kažkada mes darėme apklausą žmonių, kurie buvo vestuvėse, ne mano vedamose, tiesiog per draugų pažįstamų. Ir buvo klausimas, kas užknisa labiausiai.
Tai vedėjo noras įtempti žaidimą. Aš suprantu, kad Haroldas daro netokius žaidimus. Bet prisiminkim tos laikus, kai būdavo žaidimai, chorų karai, šokių 10-tukas. Dar kažkodėl reikėdavo šokti su maišais ant galvų. Aš manau, kad tai yra ta diena, kurią žmonės atsimins visą gyvenimą. Ir tada reikėtų pagalvoti, o ką jie norėtų atsiminti visą gyvenimą. Šokį su maišais ant galvų, chorų karus. O gal sveikinimus, palinkėjimus, šeimos židinį, pirmąjį šokį. Galiausiai prisiminimus svečių. Man atrodo, kad nereikia trukdyti žmonėms linksmintis, o reikia sudaryti jiem jaukę erdvę, šiltą jaukę erdvę, kurie kiek įmanoma laisvai galėtų būti, o tada žmonės linksminasi patys. Jeigu žmogų linksminsi, tikėtina, kad mažai šansų, kad jį pralinksminsi. Dažnas, vadinkim, vestuvių verslo atstovas kartais gėdėsi pasakyti, kad dirbu, tarkim, dirbu privačiuose šventėse ir renginiuose. Žodžio, vestuvės kartais jie vengia. Nors manau, kad kokybiška vestuvių šventė tai prilygsta geram renginiui, bet kokiu atveju. Aš manau, kad vestuvės iš principo yra renginys. Teisingai, koks jisai bebūtų. Gali būti jubiliejus, gali būti vestuvės, gali būti koncertas, gali būti konferencija, gali būti kažkas. Ir niekas savaime neįvyksta. Prie kiekvienos šventės vedėjas turi įdėti labai daug darbo, tam, kad žmonės pasakytų, savaime įvyko neblogai. Man kažkaip negėda prisipažinti, kad esu vestuvių vedėjas. Kita vertus, kai mano puslapis ir vadinasi. Tai tu ir negali neprisipažinti. Ja, aš nesivadinu net renginių vedėjai, mano puslapis vadinasi vedėjas vestuvėms. Tai aš kažkaip tą dalyką akcentuoju. Man tai yra renginys ir svarbus renginys, kuris yra vieną kartą žmonių gyvenime. Ir man atrodo, kad vesti vestuves yra beprotiškai atsakingas darbas, kurį tu privalai padaryti be jokių klaidelių ir visiškai nuoširdžiai. Ačiū. Aš didžiuojuosi, kad vedu vestuves, tai tuo labiau, kad kuo toliau tie renginiai iš tikrųjų tobulėja ir tai nėra kažkokios, negražiai pasakysim, regionų šventės, kur ten visi tik tai šach ir viskas, nieko daugiau nevyksta. Ne, iš tikrųjų šventės modernėja, gražėja ir ta prasme, kuo toliau, tuo yra intimiau ir gražiau būti ten ir dalyvauti juose. Ir atlikti nemenką vaidmenį. Tikrai taip. Tas yra pats smagiausias dalykas, kad tu prie to prisidedi ir padedi sukurti būtent tą šventę. Kaip Giedriau tu vedi vestuvės? Ar būna pasilieki dažnai su svečiais paušti, ar ne? Aš visuomet pasilieku, net jeigu nevedu vestuvių. O, okei.